Mūsų pavasarinės atostogos Tenerifėje. Atvykus į oro uostą, pirmiausiai nuėjome pasiimti išsinuomotos mašinos raktus ir žygiuojam į parkingą susirasti savo nuomojamą mašiną. Šįkart išsirinkom kabrioletą. Tegul vėjas draiko mūsų plaukus, tegul saulė kaitina į skruostus, tad lėksim vingiuotais Tenerifės takais, mėgautis jos vaizdais. Su puikia nuotaika patraukiam pirmiausiai į savo išsinuomotą butuką, pasidėsim daiktus, atsikvėpsim ir keliausim apsižvalgyti. Šitame bute gyvensim mūsų atostogų metu. Paprastai, bet viskas, ko reikia. 2 miegamieji, 1 miegamasis su nedideliu balkoniuku į kiemo pusę, virtuvė, svetainė, iš kurios išeinam į balkoną, bet čia mums reikia tik išsimiegoti, atsiprausti ir pavalgyti pusryčius kasdien. Keliaujam toliau. Apsistojome Almatano miestelyje, kuris yra tik 10 km nuo Tenerifės oro uosto. Tai mažas, nedidelis žvejų miestelis, kuris išsiskiria savo jaukumu, ramumu nuo tipinių stambių kurortų. Stabtelim Lasgalete trumpam, patraukė mūsų dėmesį čia esanti graži pakrantė, jachtų ir laivelių pilna krantinė. Pasimėgavome vandens žydrynę ir kad jau stabtelėjom, tai dar suvalgėme ledų, prisėdę ant suoliuko miestelio aikštėje ir važiuojam toliau. Viduje spurdėjo kažkoks nenustygstantis jausmas, kuo daugiau važiuoti, kuo daugiau pamatyti. Todėl nenorėjom užsisėdėti tik vienoje vietoje. Naudojomės progą kuo daugiau pamatyti. Vienas malonumas važiuoti Tenerifės vingiuotais keliais, kai aplink supa nuostabūs vaizdai, palmės ir kalnai, kai pro atvirą mašinos stogą maloniai plezdena šiltas gaivus vėjelis ir maloni vakarinė šiluma kvepianti egzotika. Playa de las Americas yra populiarus kurortinis miestas Tenerifės pietinėje pakrantėje. Šis kurortas buvo pastatytas vien dėl turistų. Atvykome ir mes, nors trumpam pasivaikščioti nuostabią pakrantę ir pajausti, kuom kvėpuoja šis kurortinis miestas. Tai miestas, kuris gali pasididžiuoti tuo, kad turi didžiausią paplūdimį saloje, į kurį smėlis atvežtas iš Sacharos. Didžiausiame Tenerifės kurorte yra daugybė per naktį veikiančių barų, naktinių klubų, kavinių. Taip pat nuolat vyksta gatvės muzikos koncertai ir įvairūs šou.
Miestas yra moderni vieta, besidriekianti pakrantė ir ilga promenada. Tai puikiai vieta ne tik linksmai leisti laiką, mėgaujantis įvairiomis pramogomis, bet ir pasimėgauti gražiomis pakrantėmis ar miesto gatvėmis, vaikštant ilgais vakarais, kai alėjas nušviečia žibintai. Kitą rytą, kol dar labai nekaitino saulė, norėjosi pasimaudyti ir pagulėti paplūdimyje, juk kaip be to apsieiti išvykus į kurortą. O čia dar buvo ir ką pažiūrėti. Vietinis žvejys sugavo didžiulę žuvį ir kol nešė ją iš valties iki savo garažo, susirinko ne vienas smalsuolis, kurie norėjo iš arčiau apžiūrėti žuvį, pasidžiaugti žvejo laimikiu ar net nufotografuoti jį. Žvejus džiaugsmingai dalinosi įspūdžiais, visiems jį rodė, vos nulaikydamas rankose ir pozavo. Smagu buvo stebėti ir mums tokį neeilinį nuotykį. Ilgai neužsibuvom pliaže, dangus užsitraukė debesimis, saulė pasislėpė, bet tai mūsų visiškai nenuliūdino. Sėdom į mašiną ir pasileidom toliau į naujas patirtis. O čia visai netoliese, važiuojant pro vieną miestelį, mūsų dėmesį patraukė garsi muzika. Stabtelėjome pasižiūrėti, kas čia vyksta. Tai buvo nedidelė šventė, tad mielai nuėjom pasižiūrėti iš arčiau. Muzika skamba labai įtraukiančiai. Jau kojelės pačios trepsi, nori šokti. Y ahora al ritmo de la canción dice anoche salí con los amigos, tuve un descontrol. Le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado. Llegué tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sol. Y mi mujer peleando en la puerta. Įkvėpti ispaniškos nuotaikos pasukome toliau pažintiniais Tenerifės keliais. O čia dėmesį patraukė išskirtinio dydžio raudoni pastatai, savo išvaizdą primenantys pilis. O pasirodo, čia yra ikoniškiausias salos kurortas, ramybės oazė, kurioje jūra, žemė ir subtropinė augmenija sklandžiai dera su ikoniška maurų įkvėpta architektūra. Tai tik prasukom ratą, viešbutis tai ne pilis, apžiūrėti nepavyks. Tenerifė – egzotiškas, svetimą planetą primenantis salos peizažas, mirga smengančiais į vandenyną juodais vulkaniniais krantais
ir smėlio paplūdimiais. Bangos dūžta į juodas uolienas, kurios susiformavo iš sukietėjusios lavos. Manau, daugelis keliautojų apsilankę Tenerifės saloje vieningai sutiks, kad šios salos kraštovaizdis iš tiesų yra unikalus. Ne veltui Kanarų Tenerifė dažnai pristatoma kaip viena gražiausių pasaulio salų. Tai vulkaninė sala. Ji puošiasi išraižytais kalnais, nuostabių kraštovaizdžių, puikių klimatų, dėl kurio čia galima atvykti bet kuriuo metų laiku. Smagu būtų čia pagyventi ilgesnį laiką ir labiau patyrinėti šį nuostabų rojaus kampelį.